Sveiki visi ir ką šiandien darysiu, tai bus trio showdown power cube glitchas. Ir kad būtų sunkiau tą glitchą padaryti, aš žaisiu su randomais. Tai nepasikviesiu jokių draugų, kad būtų lengviau. O tiesiog žaisiu su randomais. Kai kurie nežino, koks tas glitchas, tai pamatysite per šitą video. Tai ko laukime, tai važiuojam. Gerai, tai man šitas eventas, kempiniuko eventas labai patinka. Jis labai geras. Ir man atrodo, aš tiesiog iškart pradėsiu daryti tą glitchą. Reikia Byroną pakviesti šičia. Man atrodo, jie nežino to glitcho. Tai tas yra gan blogai. Ir tai bus sunkus iššūkis, nes dauguma nežino apie tą glitchą. Tai tas bus sunku, nes jeigu žmonės nežino to glitcho, tai bus gan blogai, nes jeigu tu numeti superį, man atrodo, čia tik tai su kitu brawleriu, bet tu gauni power cube, o kai nušoki su superiu, tu gauni dar vieną power cube, tai gaunas 2 power cube, va. 1 ir 2. Tai jeigu jūs norite gauti daug power cube, tai štai ta technika, tas glitchas ir aš miriau. Kokią vietą, man atrodo, 2. Normaliai. Tai, jo. Bus sunku šitą iššūkį padaryti, nes, gali ir nesunku, bet tie, kurie žinos, tai bus lengva, bet man atrodo, daugumą tiesiog nežino, kaip ir sakiau, kaip aš ir minėjau. Ir jeigu pasieksime 50 subscriberių, jeigu ne per daug čia galvoju, tai jeigu pasieksim 50 subscriberių, parodysiu savo veidą. Bet man atrodo, niekam tai nerūpi, nes aš esu baisus vaikas, kuris tiesiog filmuoja Brawl Stars video. Ir žaidžia su Kit. Ir jeigu jūs manot, kad su Kit yra labai lengva žaisti, tai aš irgi taip pat galvojau, bet tai yra sunkiau negu maniau. Jeigu tu turi už visus brawlerius daugiau power cube, tai taip bus labai lengva, nes tu šoki tiesiog su superiu ir būna viskas. Ir tu tiesiog gali laimėti visą žaidimą, bet gerai, man atrodo, šitas randomas pas mane žino apie šitą glitchą. Gerai, tai mes jau turime 7 power cubes. Ar tai gerai? Normaliai. Tai nėra nei per gerai, nei per daug. Tai yra normaliai. Ir 9 power cube'ai mus puola. Nes, pavyzdžiui, jeigu yra toli brawleris, aš tiesiog negaliu jį nužudyti. O jeigu galėtų toli, tai jisai būtų labai geras, per daug geras brawleris Kit. Tai svarbiausias dalykas tiesiog dabar gauti power cube, tai daryti tą glitchą. Ir man atrodo, aš mirsiu. Gerai, aš nemiriau. Mūsų teammate'as mirė. Bet mes jau turime 18 power cube. Prašau, nemirk. Gerai. Mes jau turime 20 power cube. Mes turime daugiausiai power cube. Tai man atrodo, aš puolu juos. Užpušinau. Ir tai mes gavome 29 power cubes. Ir aš, man atrodo, miręs. Taip. Kaip aš miriau, manęs neklauskit. Ir tai mes jau turime 31 power cube. Ir mes paėmėm 2 vietą 100. Šičia buvo labai geras movas. Ta galiu pasakyti. Jisai labai gerai pavarė. Ir gavome 100 kreditų. Let's go! Ir štai pirmas geimas, kur išėjo gauti normaliai power cube. Čia yra daug, manyčiau, 30
kažkiek, 31 man atrodo. Labai yra gerai. Ir aš jau esu beveik, jau greitai būsiu ant 30 000 taurių. Ir čia aš visada norėjau 30 000 taurių turėti. Tai aš tiesiog noriu pušinti ir daryti videos. Ir aš visada norėjau daryti videos, bet aš bijojau. Ir aš turiu TikToką, tenai turiu 800 kažkiek followerių. Jis vadinas Banana King be jokių tarpelių. Banana su B didžioji ir King be jokių tarpelių. King, K didžioji. Tai taip. Prašau, pafollowinkite, jeigu galit. Jeigu jums negaila, tai nieko nekainuoja. Ir man reikia gauti superį. Ir jeigu jūs norite greičiau gauti superį, tai nueikite Stormą ir tavo draugas turi turėti kokį brawlerį, kuris tiesiog galėtų tave pagydyti. Va, kaip ir jie daro šitą glitchą. Šitie žmonės ir aš neturiu superio, tai aš miręs. Gerai, šitas raundas nepasisekė. Mes pralaimėjom. Bet viskas gerai. Ką mes turime laimėti, tai dar 2 mečus. Iš viso turime laimėti 3 mečus, o mes vieną jau laimėjome. Ir su normaliai Power Cube'u. Realiai, tai tas yra labai gerai. Ir reikia realiai dar vieną laimėti, nes būtų žiauriai gerai. Greičiau pabaigtumėm video, nebūtų jums nuobodu tiesiog žiūrėti, nors manau, kad niekas nežiūrės, o taip. Op, ne, okei, vėl raundas. El Primo. El Primo gerai sužaidė šičia, okei, bet mes mirėm. Ir tai mes gavome 4. vietą vėl. Ar tai yra gerai? Nemanau. Bet geriau negu 4. Aš gavau 4. Žodžiu, nesvarbu, nekalbam apie tai. Ir prašau jokio heito, prašau, aš tiesiog truputį nervinas, gal aš per daug kalbu, gal aš jumis tiesiog užknisu. Pasiūlykit komentaruose, ką man geriau daryti, kai filmuoju video, nes man reikėtų tikrai patarimų. Nes aš tikrai nesu idealus. Nes jeigu būčiau idealus, tai nežinau, aš to norėčiau. Aš norėčiau būti idealus, bet aš tikrai nesu. Ir mes jau turime 5 Power Cube'us. Ir man reikia slėptis, nes aš likau vienas paliktas. O jie turi 8 Power Cube'us. Ai, bet man realiai tas gadgetas dabar nepadeda, nes jie mato tą rutuliuką, su kuriuo aš healinu visus. Ir tada tas gadgetas yra nevertingas, nes mane vis tiek mato. Ir manau, kad aš jau esu miręs, taip aš nemelavau. Bet tikiuosi mes išgyvensim. Tikiuosi mano geri teammatai išgyvens. Mano geri mylimieji randomai. Ir aš atsiradau, man reikia bėgti ir man atrodo, aš esu miręs. Ir taip, aš nemelavau. Tai man atrodo, aš jau nebefilmuosiu ir prašau paspauskite like mygtuką ir subscribe, tai nieko nekainuoja. Man labai padėtų, aš labai džiaugčiaus. Čia būtų labai gerai. Nes aš labai norėčiau pasiekti nors 50 subscriberių. Tai būkite laimingi ir viso gero.